Sveiki, aš esu Eugenijus Nikiforovas ir šiandien noriu su jumis pašnekėti tokią temą, nuo ko pradėti keisti savo ateitį. Visada, kada žmogus nori pakeisti ateitį, jis turėtų pradėti nuo klausimo, ar apskritai tai reikia daryti. Ir jeigu reikia daryti, tai kodėl? Todėl aš užduosiu vieną paprastą klausimą. Jeigu jūs šiandienai esat pilnai patenkinti savo gyvenimu, pilnai patenkinti tą veiklą, kurią jūs šiandienai užsiimat, ir viskas pas jūs labai čiki, vadinasi, jums iš tiesų keisti gyvenimo kaip ir nereikia. Ir tada, sorry, bet jūs galite manęs toliau net nežiūrėti. Bet jeigu jūs padėję ranką ant širdies, sau galite atsakyti, kad taip, aš gyvenu ne tokį gyvenimą, kuris man patinka. Taip, aš norėčiau kažko daugiau. Tada ši informacija kaip tik yra jums. Prieš pradedant keistis, reikėtų žinoti tokį universalų dėsnį. Universalūs dėsniai tai tie dėsniai, kurie taikomi ir moksle, ir gyvenime, ir netgi tarpusavio žmonių santykiuose. Tai vat vienas iš universalių dėsnių, taip vadinamas priežasties pasekmės dėsnis. Dauguma iš jūsų, pasižiūrėjus 10-15 metų atgal, apie kažką svajojot. Aš nežinau, apie ką konkrečiai jūs svajojot, bet žinau, kad kažkas svajojo apie keliones į egzotinius kraštus. Svajojo apie keliones prie kažkokios tai jūros, sakykime, Viduržemio jūros ar panašiai. Bet šiandien jis dažniausiai važiuoja į Močiučių Palangą. Kažkas iš jūsų svajojo apie Rio de Janeiro, apie karnavalą. Bet šiandien jis mato tik tai tos karnavalus, kurios kelia jo kaimynas Rio de Janeiro. Kažkas iš jūsų svajojo apie didelį, aukštą, erdvų, 3 aukštų namą. Bet gyvena vieno kambario bendrabučio tipo bute. Kas turi vaikų? Paklauskite vaikų, apie kokį automobilį jie svajoja. Lamborghini, Porsche, Ferrari, Bugatti. O dabar prieikit prie lango ir pasižiūrėkit, kokių markių automobiliai ten stovi. Ir kiek metų tiem automobiliam. Kiekviena mergina, moteris dažniausiai svajoja apie princą ant balto Mercedes. Nueikite į sekantį kambarį ir pasižiūrėkite tą princą, kuris sėdi priešais televizorių, apsikabinę alaus butelį. Apie jį svajojo. Tai yra tai, ko jūs tikėjotės? Tai yra tai, ko jūs siekite? Reikia suprasti, kad gyvenime yra 3 etapai. Tai yra praeitis, dabartis ir ateitis. Ir jeigu jūs šiai dienai turit kažkokį tai rezultatą, kuris jūsų netenkina, tai ne šiandiena kalta. Tai yra jūsų praeity priimtų sprendimų ir po to darytų veiksmų pasekmė. Buvo kažkokie tai sprendimai, buvo kažkokie tai veiksmai ir šiandien mes turime tai, ką mes nusipelnėme. Yra keletas blogų ir keletas gerų naujienų. Bloga naujiena yra ta, kad tas laikas jau praėjo. Kad to, ką mes šiandien turim, mes pakeisti negalim. Mes negalim sugrįžti atgal, mes neturim laiko mašinos. Gera ta, kad mūsų veiksmai, mūsų sprendimai šiandien gali pakeisti mūsų ateitį.
Dar viena bloga naujiena. Ta, kad jeigu mes šiandien nieko nekeisim, o šiandien mes esam nepatenkinti, vadinasi, mūsų ateitis po 10-15 metų irgi nieko nepasikeis. Greičiausiai netgi atvirkščiai pablogės. Jeigu jūs netikit manim, pasižiūrėkit į savo tėvus, į savo senelius pensininkus. Jūs norite tokio gyvenimo? Aš siūlau jums tiesiog dabar, tiesiog šiandien paskirti valandą, 2 savo laiko tam, kad padaryti vieną dalyką. Perjungti savo smegenyse jungtuką. Iš nesikeisti į keistis. Ir atsakyti savo į vieną klausimą. Kodėl? Kodėl? Dėl kokios priežasties jūs turit pakelti savo subinę nuo kėdės? Dėl kokios priežasties jūs turit siekti savo tikslo? Dėl kokios priežasties jūs turit nustoti abejoti savimi, įveikti kliūtis ir pasiekti tam tikrą rezultatą? Dėl kokios priežasties jūs turit daryti ne 80% veiklos, o 110%? Jūs turit tiesiog atsakyti į klausimą, kodėl. Ne į klausimą kaip. Į klausimą, kaip mes atsakysim sekančiuose mūsų susitikimuose. Šiandien atsakykit į klausimą, kodėl. Ačiū. Iki pasimatymo.